Kokie įspūdžiai, pirma pergalė? 10 metų laukiam, eina našik. Labai smagu. Nėra ką pasakyti, faina. O gal tai išeina, kad sienos padėjo, kaip ir visi dabar šneka apie jūs? Būdavo dažniausiai, kad trukdo, bet dabar padėjo matomai. Nu turi ateiti per 10 metų nors vieną kartą. Mes čia vieną tokį nekuklų klausimą klausė žurnalistai, sako, koks kavinės adresas? Pala, kuri čia geresnė? Jo, dar kai nesitikėjom, tai dabar reikia sugalvoti. Gerai būtų. Kažkokiam biškį atgaut emociją. Tai vertinat savo pasirodymą puikiai? Jo. Nu, man atrodo, ralį laimėjom. Ta prasme, ne kiti pralaimėjo, tikrai mes laimėjom, nes, nu, manau, kad atidirbom stipriai. Nu, 10 metų. Nu, kaip vertinat savo pasirodymą? Vertinčiau labai gerai, jeigu nebūtų įvykę tas, kas buvo vienam iš greičio ruožų. Bet ką padarysi, čia yra ralis, čia yra kova, čia yra didelis sportas. Nugali greičiausi, stipriausi, kurios lydi sėkmė ir visi kiti dalykai. Tai trečias kartas nebebus? Manau, kad tai. Labai sunku buvo. Kokie įspūdžiai? Geri, labai džiaugiuosi, atvažiavęs į ralio finišą, savo tikslus jaučiuosi pasiekęs. Kaip kolegai pirmą kartą žiemą? Sakė, jam atrodo, kad čia buvo greitai. Sakė, jam atrodo, kad greitai. Tai patenkintas rezultatas? Patenkintas labai, laukiu dabar kitą savaitę Liepojoj lenktynę. Jaučiu, kad Deividas neišgąsdino šturmano šiandien. Ne, neišgąsdinau, dabar čia nuotykių turėjom, pasivijom Bulancevą, jam ratas nukrito, tai šokom per tą ratą, žodžiu, davažiavam. Ačiū Dievui, nieko nesulaužė tas jo ratas ir dar lenkiam jį, tai valytuvai dar veikia. Jau susikalbat kaip komanda? Nu, jau galim sakyti, kad komanda.